Šiandien buvau pasidaryti krūtų echoskopiją. Darė tyrimą tam, kad pasižiūrėti, ar nėra jokių pakitimų, ar nėra onkologijos ir taip toliau. Žinokit, buvau šoke. Tikrai buvau šoke. Sunku atsigauti po tokios žinios, kai gydytoja pasako, iš tikrųjų labai gera gydytoja, Šilainių poliklinikoje labai man pasisekė. Ir jinai tiesiog viską pasižiūrėjo ir sako, negi dabar nieko nerasim. Tai įsivaizduok, kiek kartų per dieną jinai visko randa. Ir aš taip sakau, gydytoja, sakau, o tai kaip jūs jaučiatės? Kaip jūs jaučiatės, kai jūs kasdien nustatot onkologiją žmonėm, moterim, ane? Sako, nu ką, jau 30 metų tą dirbu. Ir sako, nu, užsauginę esam tokią storą odą. Ir aš jai sakau, aš dirbu su draudimu. Ir mes irgi lygiai taip pat moterim patariam, turėkite pasidarę apsaugas nuo kritinių ligų. Turėkite onkodropo produktą, kur jeigu nutikus onkologijai jūs gausite 10 000 išmoką, 20 000 išmoką, kokią jūs pasirenkat. Bet žinot ką, mano praktikoje per 4 metus yra dar tokių atvejų, kad nenoriu apie tai galvoti, tai bet tai palauk. Tai jeigu tu apie tai negalvosi, tai nėra užtikrinta, kad to nebus. Tai ką noriu pasakyti, kad geriau galbūt galvokim, kaip mano viena klientė sako, žinai, aš geriau mokėsiu ten tuos 15 eurų kiekvieną mėnesį, bet kad nebūtų, ta prasme, aš geriau atiduodu tą duoklę, žinai, bet iš kitos pusės. Ir pavyzdžiui, mano draugės, vyras, kai susirgo onkologija, ar ne, jie turėjo 8 000 apsaugas. Jis sako, ir mina, buvo mažai tų pinigų, Ką reiškia, kad šiais laikais, jeigu tu laiku pasižiūri, jeigu randi, išgydoma yra, viskas yra tvarkoma, bet reikia turėti pinigų. Nes prasideda silpnumas, prasideda depresija, prasideda skausmai ir reikia viskam pinigų. Yra produktas, kuris duoda ne tik pinigus, bet duoda ir gydytojo antrinę nuomonę, užsienio gydytojo gydymo planą. Negi sunku taip pasirūpinti savo sveikatą, atsidėti po 10, 20, 30 eurų per mėnesį, neišgerti ant to gero kažkokio tai galbūt butelio, ane, arba galbūt neprisivalgyti kažkokių tai saldumynų, tarp kitko, kurie taip pat saldumynai maitina vėžinės ląsteles, tai geriau nevalgykit saldumynų. Naudokit maisto papildus. Aš 17 metų dirbu FM kompanijoje, pas mus yra nutrikot papildai. Aš džiaugiuosi, kad tie maisto papildai, jie yra prieš tuos visus vėžinius dalykus. Ta prasme, ten yra labai daug antioksidantų. Ir tai yra investicija į save. Jeigu pati nepasirūpinsi savimi, nieks savimi nepasirūpins. Ir apskritai, jeigu kiekvienas pasirūpintų savimi, tai nereikėtų rūpintis kitais, ne? Tikrai padedu susitvarkyti tokius dalykus, paaiškinu, pakonsultuoju, drąsiai kreipkitės ir galim rasti tinkamą laiką, tinkamą sprendimą. Pasirūpinkit savim, kol yra laikas, nes tikrai, žinokit, verkt norisi, kai išgirsti tokį pasakymą, negi dabar nieko nerasim. Įsivaizduojat? Tai kiekvieną dieną kiek yra randama. Žodžiu, chebra, čia yra labai skaudi tema, niekas nenori apie tai kalbėti, niekas nenori apie tai žinoti, bet pasirūpinkit savim, pasirūpinkit savo finansiniu saugumu, pasirūpinkit savo sveikata, investuokite į save, kol yra laikas. Tai tiek šiandien norėjau pasidalinti, džiaugiuosi, kad viską galima išspręsti, jeigu pradedam laiku, viskas yra nuostabu, gyvenimas yra gražus, tik reikia mokėti džiaugtis kiekvieną akimirką. Tai neatidėliokim, bet imkim ir padarykim tą veiksmą, tą, kaip pasakyti, žingsnį, nes paskui, kad nereikėtų sakyti, o kur aš buvau anksčiau.
Tai va, jeigu buvo naudinga, manai, kad kažkam galbūt šitą informaciją tikrai padės išgirsti, kažką tai surezonuos, būčiau dėkinga, jeigu pasidalintum. Jeigu pirmą kartą matai mano laivą, būčiau dėkinga, jeigu komentarus parašytum grotažymę, įrašas. Ir ačiū už laikus, už širdeles, už pasidalinimus. Geros dienos, būkim sveiki.